Apkabink mane, gerai. Mergaitės jos geresnės draugės nei anksčiau. Ne, mes jų niekad neišskirsim. Nebijok, nėra neišardomos draugystės. Ko čia klausais? Nesiklausau, renku stiklinės ir lėkštutės, kurias jūs visur išmėtot. Prieš mane neapsimetinėk, Anita. Tu čia esi tarnaitė, o darbai nesimėto. Saugok savo darbą. Luchi, vėluojame istorijos pamoką. Ką darai? Ieškau visų beprotnamių, kur gali būti Marko mama. Telefonu. Kam? Markas nori ją aplankyti, o tėvas nesako, kur jį. Markas labai nusiminęs. Beprotnamių labai daug, Luchi, neturim laiko, nespėsi. Nesvarbu, vis tiek surasiu. Negali gyventi galvodama vien apie Marką, Luchi. Jis tau skolingas gyvybę. Aš jam irgi. Be jo aš būčiau niekas. Nežinočiau, kaip gyventi. Einam, vėliau paieškosiu. Ne, paieškosim per istoriją. Pasakys. Taip, pasakys. Pasakys. Glorija? Koks aš vienišas. Ir man labiausiai jos reikia. Kur jį dingo Glorija? Kvietėt, ponė? Kur buvai, ką veikiai? Buvau mokytojų kambarį, tvarkiau. Tau nereikia nieko tvarkyti, man reikia tavo pagalbos. Kokios? Eik ir skirk, ponė Reisų Klaudija. Nenoriu, kad kalbėtųsi. Nesupratau. Nėra čia ką suprasta, eik ir skirk jas. Įskirk. Gerai, bet aš turiu labai daug darbo, ponė. Pavyzdžiui, dabar turėčiau nueiti pas ketvirtokus. Taip pat eik vykdyti nurodymo. Ketvirtokais pats pasirūpinsiu. Mokytoja Hilda dar neatėjo. Gerai, paskubėk. Atsiprašau, atik. Ko nori? Palikai mano bute? Dezinfekavai? Ponai, ką čia daro? Visi į savo vietas. Susitvarkykit, patraukit daiktus. Čia kažkada buvo praėjimas, sėskitės, sėskitės. Jūs naujas istorijos mokytojas? Nejuokaukit, Blankai. Jums prastai sekas. Atėjau, nes mokytoja Hilda ištiko nedidelė bėda. Mėginam įsiaiškinti kokią. Atsiprašau, manęs neištiko jokia bėda. Hilda? Čia jūs? Hilda, mes dėl jūsų nerimavom. Kas atsitiko? Nieko. Paprašiau laisvos dienos, kad atsinaujinčiau. Gyvenimas per daug sunkus, kad save ribotume. Reikia atsikratyti nuoskaudų ir gyventi. Taip, bet jūs nesat praleidusi ne vienos pamokos. Taip, tikrai. O dabar praleidau. Atsikratykit iš ankstinių nusistatymų, Dunofai, ir pradėkit gyventi nors dabar. Aš taip ir padariau. Nenumanot, kokia jaučiuos laiminga. Žiūrėkit. Net apsirengiau kaip noriu, o ne taip kaip reikia. Jei jūs taip sakot? Kągi, mokiniai, paliko jūs istorijos pamokoje su naujaja mokytoja Hilda. Gal jį galvą susitrinkė? Gal nuo vigudugų galva susituko? Tegul kas nors tai pasako, kad jie atrodo nemadingai. Paplokė mokytojai Hildai, jie atrodo nuostabiai. Kas čia dabar? Atvirukas. Linkiu gražios dienos, mokytojų Andrade. Profesor Andrade. Glorija. Čia tai bent. Pradėkim pamoką. Bustamante. Bustamante. Prie lentos. Papasakokit apie pirmąją revoliuciją. Apie pirmąją? Taip, apie pirmąją. Gerai. Pramonės revoliucija. Buvo pramonės revoliucija, bet labai svarbu, kad ji buvo revoliuciška. Bustamante, sakykite esmę. Leiskit pagalvoti, minutėlę. Tokios pacientės nėra? Labai ačiū. Šitam beprotnami nėra, Luchi, ieško kito. Mokinė spirito. Galima sužinot, ko užsiimat su panelė Linares?
Sakiau Luhanai, kad Pablas neaiškiai kalba. Sutinku, jis kalba neaiškiai. Ateikit prie lentos ir padėkit jam. Aš? Ateikit. Nagi, atsakykit dviesiam. Ateikit čia, jūs stovėkit. Nagi. Taip, kaip sakė Pablas, pasakyk visiems, kuo ta revoliucija tokia reikšminga. Pirmoji ir antroji. Buvo dvi. Kuri? Pirmoji ir antroji? Pirmoji vyko prieš antrąją, savaime suprantama. Taip, aišku. Pradėkit ramiai pasakot, arba abu gausit po kuolą ir baigta. Ne. Gidai, paklausyk. Neiškentėsiu, nepasakęs, nerandu ramybės. Kodėl? Kas tave kankina? Prisimeni, Pablas buvo pasikvietęs kažkokią paną. Taip. Marisa, ką? Lasenai, Eskura, regis norit padėti savo bendraklasiams, tiesa? Nemokite, viską žinom, viską suprantam. Bustamantė eina gerų kelių. Sakai, kad Pablas susidėjo su Marisa? Būtent. Matai, galiu atidaryti 2-3 dokumentus. Kiek nori? O kaip pereit iš vieno į kitą? Štai taip. Atsiprašau, Klaudija, man labai reikia anglų kalbos dienyno, kuo greičiau. Jau palikau savo stalčių į mokytojų kambarį. Vadinas, man nereikia kas kartą uždaryti ir atidaryti? Ne, nuleidai ir viskas, matai? Klaudija? Ką? Žinai, dar norėjau šnektelt. Leisk pabaigti savo neaiškint, vėliau ateisiu, gerai? Oi, atsiprašau. Kas atsitiko? Kas? Koja? Man atrodo, kad išsinarinau. Pabandyk. Šiek tiek. Ateik. Gerai, neskubėk. Gal išsinarinai? Tikrai? Štai taip, dabar tvirtai įsikibk. Labai gerai. Ne, viskas gerai, nieko rimto. Bet tu labai susirūpinusi, ko nerimauji? Taip, ponas Donovas prašė išskirti jo žmoną su Sonija, bet man nepavyko. Kodėl? Nežinau. Ponas Donovas visko prisigalvojo, o aš turiu tiek darbo. Nusiramink, aš visko pasirūpinsiu, gerai? Aš pasirūpinsiu. Tikrai man padėsi? Dabar ir visada. Kodėl? Gal taip atsidėkosiu už gražią dienos pradžią. Buvo labai gražu. Daugiausiai naudojamas kuras buvo anglis. Ir elektra. Paskui po revoliucijos buvo pradėta naudoti elektra. Gana. Bendras pažymys 2. Kiekvienam po vieną. Ne, kuolas? Kaip mes susitaisysim, mokydamiesi? Tu kalta, kad kuolą gavau. O ką man daryti? Daugiau nieko nesugalvojau. Kaip jie buvo vadovaus mokinių tarybai, taip nesutarė. Palauk, Pablas rimtai susidėjo su Marisa? Aišku, kvaily, tikrai. Mačiau, kad Pablas Marisai akinius atidavė. Ką jie lovoje daro? Draskosi ir kandžiojasi? Kvailiais, Marisa mūsų bendraklasė. Kas jam daros? Ar tikrai Silvija Aguilar guli pas jūs? Labai ačiū. Radau. Glorija turi labai daug darbo, Klaudija. Ji labai susinervinusi. Net nenorėjo priimti mano pagalbos. Matai, kokie jį išdidė. Baisu. Mano pagalbos tikrai neatsisakys. Palauk truputį, tu ateisiu. Gerai, Klaudija, eik. Kokia graži draugystė. Klaudijos ir Glorijos draugystė. Kaip sekas? Viskas gerai? Kaip su Marisa sutarėt? Gerai. Geriau pagalvojus, kaip tik laiku pasirodai, nes man reikia dailės mokytojo.